Sveiki, eteryje laida Autopilotas. Kaip matote, mes ką tik įvažiavome į Paryžių. Čia netrukus prasidės automobilių paroda, tačiau apie ją mes papasakosime po savaitės. O dabar apie tai, kas vyko Lietuvoje. Šiuo metu Lietuvoje vyksta geriausio vairuotojo konkursas, kuris rengiamas jau 11 metus iš eilės. Kaune Autotojos automobilių centre startavo geriausio vairuotojo 2012 konkursas, kurį jau 11 kartą surengė Lietuvos žurnalistų autoklubas. Besivaržančių dėl teisės vadintis geriausiojų Lietuvos vairuotojų laukė 3 rungtys. Pirmiausia, beveik 40 pretendentų susirinkusių į konkurso pirmojo etapo varžybas turėjo laikyti teorinės dalies egzaminą, kuris aprėpė ne tik kelių eismo taisyklės, bet ir automobilių istoriją, sportą ir kitus platesnio akiračio reikalaujančius dalykus. Mažiausia tik 5 klaidas, kurių kiekviena vėliau virto 3 baudos sekundėmis, padarė jau 3 metus paeiliui konkurse dalyvaujantis Kauno klinikų sveikatos ekologas Paulius Vasilavičius. Lyderių pozicijos būtų buvusios dar solidesnės, jei nelabai klastingas klausimas apie padangų ženklinimo indeksus, kurių visų 5 punktų neišvardijo nė vienas pretendentas. Tad jau po teorinės dalies vertinimo komisija gerokai apmažino pretendentų gretas, toliau leidusi varžytis tik 16 geriausiai pasirodžiusių Toyota rungtyje. Visi jie specialios konfigūracijos trasą, kurią parengė sportinio vairavimo instruktorius Andrėjus Savčenka, privalėjo įveikti naujuoju Toyota Yaris Hybrid, varomo 2 įprastų benzininių ir elektros varikliais. Ne kiekvienas dalyvis išsyk perprato šio automobilio specifiką ir atsisėdęs prie vairo galvodavo, kaip tą automobilį užvesti, nors tai reikėjo tik spustelėti akseleratorių. Paskutinėje konkursinėje Goodyear rungtyje dalyviams teko geriau įsigilinti į padangų rūšis bei jų paskirties subtilybės. Beje, jų čia laukia ir didžiausia ateinančio žiemos sezono naujovė – nauja, išties revoliucinė dygliuota Goodyear Ultra Grip Ice Arctic padanga. Geriausių padangų specialistų tapo laimėjęs ir slalomą Vytas Bilinskas. 2 laimėtos rungtys jam pelnytai leido džiaugtis pirmojo etapo nugalėtojo laurais bei kelialapių į renginio finalą. Vytas, kaip sako, pats remontuoja automobilius, nors iš tiesų juos tobulina. Paklaustas, ką daro, kad taptų geriausių vairuotojų, prisipažįsta. Skaitau gerus žurnalus, žiūriu geras televizijos laidas apie mašinas, klausau mamos, žmonos ir gerai valgau. Na, o antrajame ture vykusiame šalia uostamiestyje įsikūrusio Solorinos automobilių centro nugalėjo vilkiko vairuotojas Edgaras Liepa. Ne pirmus metus besivaržantis šiame konkurse Liepa sublizgėjo specialios konfigūracijos trasoje. Edgaras ją įveikė be baudų per 2 minutės 25 sekundės. Reikia teoriškai labiau pasikaustyti, vairavimą lyg ir jau turiu, bet teoriškai reikia pasikaustyti. Tiesa, dar greitesnis buvo pripažintas ne tik slalomo, bet ir žiedinių lenktynių meistras Darius Baltramejūnas, užtrukęs trasoje tik 2 minutės 23 sekundės. Tačiau Dariaus kliudyti 2 kūgeliai ir už tai skirta 20 sekundžių bauda privertė jį tenkintis antrąją vietą tiek šioje rungtyje, tiek ir galutinėje pretendentų į geriausiojo šalies vairuotojo titulą rikiuotėje. Sutapimas, tačiau ir trečiąją prizinę galutinės įskaitos vietą laimėjo tokią pat poziciją ir slalome užėmęs Darius Jonaitis, kuris trasą įveikė be klaidų ir sugaišo joje 2 minutės 56 sekundės.
Klaipėdoje, kaip ir savaitę anksčiau Kaune, visi konkurso dalyviai vairavo naująjį Toyota Yaris Hybrid, varomą dviem įprastų benzininių ir elektros varikliais. Ir čia ne viena pretendentų kilo problemų dėl naujo automobilio specifikos, tačiau sugaištas brangias sekundės kažkuria dalimi kompensavo unikali proga vieniems pirmųjų išbandyti šį manevringą miesto automobilį, išsiskiriantį stulbinamai mažomis degalų sąnaudomis bei geriausių klasėje aerodinaminio pasipriešinimo koeficientu. Beje, į Klaipėdoje vykusio konkurso antrojo turo finalą prasibrovė net 4 moterys. Itin aukštai buvo vertinamos 3-ąją vietą teorinių žinių patikrinime užėmusios ir irgi ne pirmame tokiame konkurse dalyvaujančios Vitalijos Lazarevičienės galimybės, tačiau visas jos viltis sužlugdė slalomo rungtis su netokiu, kokiu kasdien įpratusi važinėti automobiliu. Be klaidaus, ypač dailiosios lyties atstovėms slalomo, daugeliui ne ką lengvesnė buvo ir speciali Goodyear rungtis, kurioje, matant tik protektorių, reikėjo nustatyti padangų paskirtį bei jų pagrindinės savybės. Geriausiai šios srities žinovais pripažinti paskutinį kelialapį į finalą iškovojęs Norvilas ir už finalistų barjero likęs Pavlovskis. Iš 10 klausimų neteisingai atsakė į 3. Beje, ne tik jie, bet ir dar 10 finalininkų iš 16 nesuklydo vertindami didžiausią ateinančio žiemos sezono naujovę – dygliuotą Goodyear Ultra Grip Ice Arctic padangą. Viena iš esminių jos naujovių – kryptiniai dygliai, kurie specialiai įtvirtinti padangoje ir išlaiko važiavimo kryptį visą eksploatacijos laikotarpį. Dabar trumpa reklama, tačiau likite su mumis. Iš karto po jos papasakosim apie dar vienas netradicinės varžybas. Automobilių sporte lenktynininkai stengiasi kaip galima greičiau pasiekti finišo liniją. Žiedinės lenktynės, slalomas ar ralis visur tas pats. Tačiau yra viena netradicinė autosporto šaka, kurioje greitis toli gražu nėra pagrindinis veiksnys. Tai šonaslydis, liaudyje vadinamas driftu. Mano kolega Vytenis šiandien papasakos visas drifto paslaptis. Tiems, kam geriausias kvapas pasaulyje yra svylanti guma, driftas svajonių sportas. Atvykęs į trasą gali išeiti apsvaigęs nuo dūmų. Skubėme duoti vieną patarimą. Niekada į driftą neikite apsvilkę baltais drabužiais. Nuo padangų plyštanti guma padengs jūsų rūbus dulkių sluoksniu. Apie tai, kas patenka jūsų plaučius, taip pat geriau negalvoti, nes juose bus pilna nuosėdų, kurios kadaise vadinosi Bridgestone, Goodyear, Michelin ar Federal. Taip, padangų likučiai patenka į orą, kuriuo jūs kvėpuojate. Trumpiau tariant, atvykę į trasą, jūs kvėpuojate driftu. Kaip ir visos automobilių sporto šakos, taip ir šonaslydis turi tam tikrus ingredientus. Norint paruošti skanias varžybas, būtina pasirūpinti dideliu kiekiu galingų automobilių ir drąsių vairuotojų, o visą tai pateikti trasoje. Tuomet net ir patys išrankiausi gurmanai, vadinami žiūrovais, turės ką pasakyti apie tai, ką pavyko iškepti. Dabar apie šonaslydžio sudedamąsias dalis pakalbėsime plačiau. Visų pirma, norint dalyvauti tokiose varžybose, reikia turėti galingą automobilį. Tai jūs galite susikonstruoti savo virtuvėje arba darbą patikėti tikriems šio amato meistrams. Svarbiausia, pasirinkti gerą variklį, tinkamą pavarų dėžę ar ką nors, kas būtų varoma galiniais ratais. Drifto trasose dažniausiai matomi japoniški Nissan, Toyota ar Mazda, tačiau ir BMW automobiliai neišimtis. Skonio reikalas, jums labiau patinka Azijos ar vokiška virtuvė. Nepaisant to, kokį automobilį vairuojate, jo įdaras gali būti bet koks. Drifto trasoje neretai galima išvysti tikrų Frankensteino vardo vertų automobilių, todėl niekada nepasitikėkite tuo, ką mato jūsų akys, nes vokiška dešrelė gali būti įdaryta japoniška žuvimi. Neretas atvejis šonaslydžio pasaulyje, kad vienos markės automobiliai sumontuojamas kito gamintojo variklis, taip pat pavarų dėžė ar kiti automobilio mazgai. Kadangi jau kalbame apie driftui skirtus automobilius, plačiau apie šiam sportui skirtų automobilių subtilybės papasakos Timas Simniška, kadaise pats važiavė šonu, bet dabar labiau susikoncentravęs į automobilių kūrimo darbus. Kokie pagrindiniai
dalykai, kurie lemia, kad automobilis važiuotų gerai? Iš esmės investicijų kiekis ir teisingų sprendimų pasirinkimas. Kaip ir viskas, automobilių sporte remiasi nemažai dalimi pinigus, o antrąją dalimi tavo užsispyrimą ir supratimą to, ką reikia daryti. Nes tikrai yra padaryta daug mašinų, kurios, sakykim, tai persistengta. Per daug pridėta, nežinau, per daug kažkokių sprendimų panaudota, reikalingų, nebūtinų. Nes drifte labai daug nulėmė ne tik automobilis, bet ir pats vairuotojas. Ta nereikia pamiršti. Timas mums papasakojo ir apie tai, kaip kuriamas automobilis, kuriam užsakovas gali skirti nemažą biudžetą ir leidžia parodyti mechanikų galimybės. Pati mašina atvažiavo dėtis 2JZ variklį, tai yra Toyota Supros variklį, bet dėrybų metu nuspręsta, kad dedam VK56. Tai yra didžiulių Infiniti džipų QX56, kad žmonės suprastų, agregatas, kuris jau tos džipus neblogai bėgėja. Mes įdėjome šitą automobilį, bet dėdami supratom, kad galingumų jame ko gero dar trūks, nes ten standartė bus tik 340 arklių jėgų, ar 320, bijau sumeluoti dabar. Nusprendėm užsakyti dar kompresorių iš Amerikos, uždėjom kompresorių, užkūrėm tą mašiną, pirmi ratai prasivažiavom, supratom, kad variklį gavom, kadangi pirkom žinau dėvietą, gavom ne geriausio stovio. Teko dar kartą užsakinėti, dar kartą 2 mėnesius laukti visų detalių ir dabar jisai sudėtas kaltinis. Tai iš esmės jisai gerokai stipresnis, patvaresnis, patikimesnis. Darbo prie tos mašinos buvo pradirbta labai daug, sumariai paėmus apie metus laiko. Šonaslydžio pasaulyje neretai galima pamatyti hibridų. Tai automobiliai, kuriems sumontuotos dalys iš įvairių kitų gamintojų automobilių. Neretai galima sutikti BMW automobilį varomą, pavyzdžiui, Toyota ar Nissan varikliu. Sukonstravę esam BMW su JZ varikliu, 600 arklių jėgų. Bet neretai galim pamatyti už nugaros stovintį roverį su BMW varikliu. Ar atvirkščiai. Kiekvienas pasirenka tai, ką supranta, arba tai, kas yra pigiau tuo momentu. Galbūt pas jo draugą kažkur guli variklis, kuris atiduos už 1000 litrų. Jisai jį ir pasiims. BMW Nissano tikrai gali atsirasti. Toyota pas mus stovi su Nissano varikliu. Tikrai tų pavyzdžių yra milijonas. Teisingai. Taip sakant, tas hibridas tai nieko nuostabaus drifto pasaulyje. Visiškai nieko nuostabaus. Čia variklis yra variklis, bet šitam Nissane mes matom Infiničio variklį su, jau sumeluot, visai kito Nissano greičių dėžė, su dar 3 Nissano sankaba ir reduktorium nuo GTR, kas yra iš vis, ta prasme, parinkta belekas. Neretas Nissanas važiuoja su BMW greičių dėžėm Lietuvoje. Tas hybridizavimas yra populiarus, madingas ir visi pasirenka racionalumo sprendimus. Nes vienas gamintojas paleido gerą greičių dėžę, kitas gamintojas gamino gerus variklius. Norėdami konstruoti driftui skirtą bolidą, visada turite pagalvoti, kokį variklį pasirinkti. Kai kurie renkasi atmosferinį, kai kurie turbininį. Tačiau kas geriau? Atmosferinį, tam, kad padaryti identiško galingumo, kainuos gerokai brangiau. Turbininį variklį tu gali pasiekti, sakykim, su JZ, tai už 20-30 tūkstančių litrų tu jau turėsi gerą patikimą galingumą, ten, sakykim, tos apie 400-450 arklių jėgų. Iš atmosferinio vėlgi kita problema, sakykim, jeigu tu ir nusipirksi atmosferinis, irgi išeina už tiek pinigų, viskas gerai, bet reiškia, jo kubatūra bus didesnė arba apskos žymiai aukštesnės. Ir jeigu tu sugalvosi, kad tau pritrūko, pasikelt toliau arklius jau yra labai brangu. O turbininiam pasukai varžtą ir jau turi papildomą arklių. Panašu, kad drifte standartų nėra, nes bet ką galima paversti automobiliu, kuris lįs šonu. Ar iš bet kokio automobilio galima padaryti driftinį bolidą? Pasaulio praktika rodo, kad taip. Iš mūsų Dačios galima? Jo, tai būtų ekskliuzyvinis driftinis automobilis, bet aš manau, su jūsų pinigais ir mūsų noru padarytume. Kai automobilis paruoštas, jam reikia vairuotojo. Nors nėra nei amžiaus, nei lyties apribojimų, tačiau šios sporto virtuvėje dažniausiai matomi vyrai. Tuo tarpu moterys viską puošia kitaip. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad slysti šonu gali beveik bet kas moka važiuoti automobiliu. Bet tai tikrai nėra. Kaip ir geras kulinaras, taip ir geras vairuotojas turi mokintis. Norint išmokti slysti, reikia daug laiko ir pastangų. Nemaža dalis vairuotojų, kurie važiuoja šonaslydžio trasoje, yra išmėginę ir nemažai kitų sporto šakų. Kai kurie šonaslydžio vairuotojai stengiasi suderinti kelis skirtingus važiavimo ingredientus. Nemaža dalis vairuotojų yra išmėginę ralio ar žiedinių lenktynių virtuvę. Viskas paprasta. Norint būti geru drifto vairuotoju, turi žinoti ir mokėti daugiau, nei kaip tik spausti akseleratorių. Važiuojant žiedinėse lenktynėse visada turi jausti, kuomet automobilis sukimba su asfaltu. Ralyje neretai reikia mokėti slysti šonu, nes kitaip avarija neišvengiama. Tuo tarpu driftas yra per vidurį.
Norint gerai važiuoti, reikia pajusti ribą tarp sukibimo ir praslydimo, tinkamu metu paspausti stabdį, pasukti vairą. Apie subtilybės vairuojant driftą automobilį papasakos ne vienerius metus padangų likučiai žiūrovus vaišinantis Andrius Vasiliauskas. Ne viską galima išmokti pačiam. Reikia, kad kas nors pamokintų ir parodytų. Žinoma, pamokos kainuoja, nes reikia ir automobilio, ir padangų. Turėjau gerą tokį kaip ir mokytoją vadinkimą, kuris mane tuom ir užvedė. Mes iš tos paties to pačio vadinkim kaimo, kaip gyvenu rajone. Tai tiesiog elementariai nusipirkau pirmą automobilį, su kurio pradėjau driftinti, kaip vadinam. Dar anksčiau, kai buvo taikos aikštelė tokia, kur mes visi rinkdavomės, važinėdavom. Tiesiog brangus sportas, bet ir malonumas. Vairuoti driftui skirtą automobilį yra tikra rizika. Nedidelė klaida gali kainuoti ne tik automobilį. Vairavimas tai čia baisu, labai sudėtinga, menkiausia klaidelė gali arba brangiai kainuoti, arba tiesiog net ir sveikatą pati. Čia neveltui saugumas, neveltui šis metais ir susidėjau tos lankus, pasidariau kitą modelį, nes norėjau į seną mašiną investuoti pinigus, bet pagalvojau, kad neverta. Tai pavojingas sportas, todėl vairuotojai turi būti atsakingi. Nors kontaktų sunku išvengti, tačiau reikia pasistengti tiek dėl savo automobilio ir sveikatos, tiek ir dėl kitų. Nors susitarimų tarp vairuotojų nėra, tačiau stengiamasi išlaikyti pagarbą. Nesinori, kad pavyzdžiui kiekvienas iš paskos važiuodamas tą mašiną apdaužytų, nes kontaktai aišku yra leidžiami. Bet tai, pavyzdžiui, man iš esmės nėra tokio noro antiek būti arti žmogaus ar nedaug dievę ten įdaužyti, trankyti, pačiam gaila tos mašinos ir svetimos gaila. Tai toks kaip ir garbės kodeksas, net neįsivaizduoju, kaip čia įvardinti. Važiuoja taip, kad kitas driftas ir yra atkartoti priekyje važiuojančio važiavimą. Tokios ir taisyklės. Čia kiekvienas visą vaiką važiuoja. Nėra tokios kaip knygelės, pagal kurią paskaitai išmokė, kaip ir kelių eismo taisyklės. Įsilaikiai teisės ir važinėjai pagal taisyklės. Čia kaip moki, tai važiuoja. Vairuoti taip, kad automobilis slystų šonu gali bet kas, tačiau ir tam reikia sugebėjimų ir treniruočių. Kaip sako Andrius, svarbiausia turėti noro. Jeigu tu nori, tu gali viską. Tu turi draugą, kuris šiai dienai irgi, mes ten darėm, jie mašiną ilgą laiką, jisai per daug nevažinėjęs jokiose varžybose, bet atsimenu, važiavom pirmą treniruotę, tai labai puikiai ten. Keli išvažiavo, bet ir sprašau, ten į galą treniruotės jis jau tikrai labai puikiai pravažiavo, nes visi džiaugiamės, kad jisai taip gerai suvažiavo. Jeigu jisai išmoko, tai aš manau, kad ir kiti gali. Galbūt ne visiems padangų svilinimas atrodo naudingas, tačiau iš to galima išgauti ir kasdienės naudos. Tam tikri įgauti įgūdžiai praverčia ir kasdieninėse situacijose. Visose srityse ir ralyje, ir visokiose driftuose, ir lenktynėse tie tokie įgauti įgūdžiai tikrai padeda ir praverčia žmonėms. Tiesiog į viską kitaip atsižvelgi, ta tokia reakcija galbūt geresnė žmogaus yra. Kitą kartą galbūt, jeigu matai kažkokią avarinę situaciją, ją lengviau yra įspręsti, negu būtum atsisėdęs žalias ir įsilaikęs teisės ir užsidėti klevo lapą. Praverčia tokie įgūdžiai, aš manau, galbūt žiemą labiau būtų reikalingi, kaip gaunasi, kaip būna skirtingos važiavimo trasos, slidžių ledas, gal tokios pamokėlės pasivažinėjimų visokie, aš manau, tikrai praverstų kiekvienam. Nors žvelgiant iš šalies, slysti šonu atrodo vienas malonumas, tačiau Andrius pasako ir apie kitą drifto pusę. Apie tai, kad ne viskas taip smagu, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Kiti galvoja, kad tai yra tiesiog malonumas netgi. Atsisėdi tą mašiną, daug gazo, daug garso, daug dūmų, bet realiai pasivažinėjus, kad ir tokioj treniruotė, kaip yra šiandien rengiama, tai po geros dienos nieko vakare nenori daugiau, tik tai į lovą. Nors gali atrodyti, kad slydimas šonu kaip ir važiavimas dviračiu. Kartą išmokus mokėsi visada. Tačiau persėdus į naują automobilį, beveik viską tenka mokintis iš naujo. Prie visko reikia priprasti. Nes kiekviena mašina viskai tai važiuoja. Atsisėdi kokį Nissaną ar dar kokį kitą mašiną, tas vėl kitaip jau važiuoja. BMW'as dar kitaip važiuoja. Prie galingumų prie visko reikia priprasti. Nėra taip, kad atsisėdai į vieną mašiną, prie jos pripratai ir atsisėsi į dar kitą ir tu važiuosi lygiai taip pat. Taip manau, kad nebūna. Kaip ir bet kuri kita sporto šaka, taip ir driftas turi tam tikras taisyklės, kurių reikia laikytis. O važiavimą vertina teisėjai, kurie kaip geri degustatoriai paragauja ir pasako, ką mano. Vienas labiausiai patyrusių drifto degustatorių Lietuvoje yra Mantas Kuzmarskis, kuris kiek plačiau papasakos apie tai, kaip vertinami vairuotojai ir už kokius prieskonius jie gauna įvertinimą. Čia drifte ieškomi ne greičiausiai, o taip vadinam kiečiausiai, coolest vairuotojai, kurie moka
geriausiai kontroliuoti automobilį, kuris jau yra už sukibimo ribos. Pagrindiniai dalykai, kuriuos turi įvykdyti vairuotojas, tai greitis ir tikslumas. Kiekvienose varžybose vis suprantu vis daugiau tų smulkmenų, kurios reikia atkreipti dėmesį. Aišku, pagrindinė yra ta agresija, vaizdas, kaip atrodo automobilis judėdamas. Į tai įeina į greitis judėjimo, slydimo pats greitis. Nebūtinai ten, tarkim, į pirmą posūkį atvažiavo kokiu greičiu. Vidutinis visos trasos įveikimo toksai, tas greitis vizualiai vertina. Kaip arti prie kliučių privažiuoja, tarkim, drifte 0,5 metro yra daug. Tarkim, jeigu stovi kuoliukas arba siena, tai arti yra 10 cm arba tu ją truputėlį lieti. Tai va, tai visą tai suteikia, tokį ir žiūrovui. Adrenalinas iš karto kyla, žiūrint, kad prie sienos prisiartina slystantis automobilis. Ir aišku, tik kaip teisėjai, aš mėgstu driftą, man patinka žiūrėti, man patinka, kai gražiai važiuoja. Ir aišku, svarbiausias elementas yra poriniai važiavimai. Poriniai važiavimai tai jau yra tiesiog šokis kartu. Tas iš paskos važiuojantis vairuotojas turi idealiai prisitaikyti prie priekyje važiuojančio. Tai yra sudėtinga. Šonaslydis turi ir savo taisyklės, kurių vairuotojai privalo laikytis. Iš tikrųjų, tai reiktų parašyti turbūt tomą knygos nemažą, kad taip viską detaliai išdėstyti visas tas mintis, kas per tą praktiką yra buvę. Bet vėlgi, yra kiekvienai trasai truputėlį skirtingai. Todėl vairuotojai yra visada aiškinama jiems, kaip turim, ko nori iš jų teisėjai, kur norim, kad jie važiuotų, kur automobilis trasą kiekvieną metrę būtų. Suprasti reikia driftą. Tai yra garbingas sportas. Vairuotojai turi gerbti vienas kitą. Taip, norėčiau sakyti, kad tai yra, jeigu Europoje, tai turėtų būti riteriškas požiūris į savo priešininką, kadangi kilęs vis tiek daugiau iš Japonijos, tai samuraiškas. Turi žiūrėti priešininkui į akis ir sakyti, aš galiu už tave geriau. Deja, bet ne visada tinkamai sudėlioti ingredientai užtikrina skanų reginį. Neretai viena nedidelė klaida, per daug įbertų prieskonių gali kainuoti labai brangiai. Nesuvaldžius dideliu greičiu slystančio automobilio, neišvengiamos avarijos, kurios gali baigtis ne tik automobilio nurašymu, tačiau ir rimtais sužalojimais. Būtent dėl šios priežasties drifto saugumo reikalavimai išties aukšti. Norintys dalyvauti tarptautinėse varžybose, sportininkai turi sumontuoti homologuotus saugos lankus, kuriuo užtikrina vairuotojo saugumą avarijos atveju. Kita vertus, žiūrovams tai tik papildomas adrenalinas ir reginys. Jeigu jums patinka greiti ir galingi automobiliai, padangų kvapas neverčia aikčioti iš nepasitenkinimo, o variklio riaumojimas toks pat mielas kaip audros griausmas, driftas gali tapti puikia automobilių sporto šaka. Tai gali tapti skaniu savaitgalio patiekalu, norint išmėginti ką nors naujo. Skanaus. Na kągi, šiandien tiek, likite su BTV. Mes pasimatysim kaip visada, lygiai po savaitės tuo pačiu metu. Ir papasakosim pačias naujausias žinias iš Paryžiaus automobilių parodos. Iki.